Labadiena, pristatau projektą klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapija ir reabilitacija. Šis projektas yra finansuojamas Erasmus Plus programos lėšomis. Tai pristatysiu ir projekto partnerius, tai pagrindinis kuruojantis universitetas šiame projekte yra Pamukkales universitetas Turkijoje. Taip pat čia dalyvauja ir kiti Turkijos universitetai, tai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Suleiman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijos atstovai yra Krajovos universitetas, na ir Lietuvoje atstovauja šį projektą Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat partneriai šiame projekte yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Tai pirmajame modulyje sveikų ir denervuotų raumenų fiziologija pristatau temą degeneruotų nervų fiziologija. Tai šią medžiagą, paskaitos medžiagą parengė Suleimano Demirel universiteto ir Mus Alparslan universiteto lektoriai, tai daktaras Mehmet Durajus ir daktarė Gökhan Bayrak. Na ir pristatau šią medžiagą aš, Dovydas Gedrimas, Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedros lektorius. Taigi kalbėsime apie ląstelinius ir molekulinius degeneruoto nervo pokyčius. Tai pokyčiai pasireiškia aksoninėje periferinių nervų pažeidos srityje, užpakalinės šaknelės mazgo somoje, presinapsinėse galūnėlėse, posinapsinėje nugaros smegenų užpakalinio rago aplinkoje ir viršstuburinėse srityse, tokiose kaip nugarinio pluošto branduoliai, gumburas ir žievė. Tai aksonas pradeda skilti arba irti maždaug 44-46 valandas po periferinių nervų sužalojimo. Ir pirmin veikiantis aksoninis skilimas arba pažeidimo greitis maždaug yra nuo 10 iki 24 mm per valandą. Ir distalinio aksoninio segmento volero degeneracija tęsiasi link pažeidos vietos. Žinoma, kad kai kurie fermentai, tokie kaip nikotinamido mononukleotido adenilino transferazė, apsaugo neuronus po jų pažeidimų užslopindami šių fermentų izoformų, gaminamų neuronų somose ir pernešamų anterogradiškai savinaikos mechanizmą. Toks, sakykime, įsijungia apsauga. O praėjus 1 valandai po nervo pažeidimo pastebėtas staigus ERB2 receptoriaus švano ląstelėje suaktyvėjimas. Taigi, apie patį uždegimo procesą. Tai aksono mielino dangalo pažeida, fibroplastai ir švano ląstelės išplinta ir makrofagai dirba išvien su švano ląstelėmis, bandant pašalinti sunykusius aksonus ir mielino dangalą iš reikiamos srities. Žodžiu, po pažeidimo įvykusi degeneracija vis tiek turi savo liekamųjų tokių produktų, tai juos bando kūnas ir pašalinti. Praėjus maždaug 2 dienoms po pažeidimo, mielino danga ima atsiskirti nuo nervo ir pratrūksta, o pažeidimo vietoje pastebimas gausus švano ląstelių skirstymasis intervalais. Tai toliau, kas vyksta. Tai į pažeidimo vietą keliaujančios švano ląstelės pradeda fagocitozę, kurios metu pašalinami per volero degeneraciją susidarė aksono ir mielino likučiai. Tuo pat metu pažeidimo vietoje plintantis endoneurininiai makrofagai pirmą periferinių nervų pažeidimo mėnesį padeda vykti iš švano ląstelių vykdomai fagocitozei. Na ir per kraujo ir nervų barjerą į pažeidimo vietą patekę monocitai yra aktyvinami kai kurių citokinų ir chemokinų, jie diferencijuojasi ir virsta makrofagais. Per pirmasias 2 savaitės po pažeidimo makrofagų skaičius ženkliai išauga. Na ir švano ląstelių nukreipiami monocitai ir makrofagai padeda ardyti, naikinti po nervo degeneracijos užsilikusias medžiagas. Ir išlaisvinti neurotrofiniai veiksniai po nervų pažeidimo reguliuoja neuronų išgyvenamumo, aksono augimo ir sinapsių formavimosi mechanizmus. Tai galima juos išskirti kaip nervo augimo faktorių. Tai yra neuronų išgyvenamumas ir užpakalinės šaknelės simpatinių ir sensorinių neuronų aksono augimas degeneruotose nervų ląstelėse. Tai prasideda tas nervo augimo faktorius ir prasideda atsistatymo procesas.
Na, o po degeneracijos, jau kai atsistatinėja nervas, vis tiek yra nustatytas sumažėjęs sensorinis veikimo potencialas. Na ir tai lemia, kad centrinis sensorinio arba motorinio laidumo sulėtėjimas yra išsivystęs. Ir šiek tiek jau gaunam tokią prastesnę nervo funkciją. Tai kas įvyksta ankstyvesniaisiais periodais? Tai kalcio jonai sekundžių greičiu kalcio kanalu patenka į nervą proksimaliai ir distaliai pažeidimo vietos atžvilgiu. Jonai sudaro terpę vykti proteolizei ir valandų bėgyje sunaikina proksimaliai ir distaliai pažeidimo vietos atžvilgiu esančius aksoninius segmentus. Kalcio jonai anterogradiškai plinta po proksimalinę aksono membraną ir užkerta ląstelės membranos praeinamumą ir taip pradeda sunykimo procesą. Ankstyvuoju pažeidiminiu laikotarpiu mitochondrijos kaupiasi arti pažeidimo vietos esančiose vietose, kadangi jos turės gaminti energiją būtent atsistatymą dalyvaujančiams procesams. Na, o vėlyvieji pokyčiai tai sumažėja mitochondrijos membranos potencialas, jie lengviau tampa sužadinti ir pasireiškus lėtiniai denervacijai švano ląstelės pagamina daug mielino dangos. Pirmąjį pusvalandį po periferinio aksono pažeidimo kalcio jonai gali lemti pažeistų galūnėlių sunykimą ir sukelti ūminį aksonų sunykimą. Tai yra veiksnys sulaikantis elektrinio aktyvumo ir kalcio jonų srauto ląstelėje augimą, ypač sensoriniuose neuronuose. Membranos ramybės potencialo sumažėjimas ir padidėjęs jautrumas acetilcholinui - tai pokyčiai pasireiškiantys kaip atsakas į sunykimą po periferinių nervų pažeidimų. Po periferinių nervų pažeidimo motorinis veikimo potencialas įprastai nekinta kelias dienas ir paskui sumažėja maždaug 3-5 dieną po pažeidimo. Kita vertus, sensorinis veikimo potencialas sumenksta ir išnyksta maždaug 5-7 dieną po pažeidimo. Tai vertinant nervo sunykimą, tai maždaug 3 dieną po periferinių nervų pažeidos jau galima atlikti pirmuosius elektrodiagnostikos tyrimus, kuriuos leidžiama kartoti 3-5 dienų intervalais. Aksonų sunykimą anksčiausiai ir tiksliausiai galima pamatyti maždaug praėjus 21 dienai po periferinių nervų pažeidimo ir atliekant elektrodiagnostikos tyrimus pasitelkiant adatinius elektrodus. Vykdant elektromiografinius tyrimus, raumenų sunykimo požymiai nebūna pastebimi pirmąsias 10-14 dienų po nervų pažeidimų. Ir per 21 dieną po periferinių nervų pažeidimo nervas nebegali būti sužadinamas ir įvyksta visiškas nervo sunykimas. Neįprastas, nevalingas aktyvumas po nervų pažeidimo kaip traukuliai pasireiškia nuo 4 dienos, o traukulių potencialas ilgainiui didėja. Na ir tada turim daugiau terpės chaotiškiam, tokiam nevalingiam judesiam. Tai po pažeidimo, po periferinių nervų pažeidimo, nervų galonėlėse pradeda kauptis jungiamasis audinys. Jisai tokį turi apsauginę funkciją, apsauginę reakciją organizme prasideda, tai jisai išsaugo vietą tarp distalinio proksimalinių nervų galūnėlių, optimizuoja nervų ir jungiamojo audinio santykį, slopina neuronų augimą proksimaliniame nervų gale. Pažeidimu taip pat prasideda ir imuninis atsakas, tai pirmasias 3-5 valandas švano ląstelės ir fibroblastai pradeda pažeistos vietos antplūdį citokinais ir chemokinais ir taip sustiprina imuninį atsaką į periferinių nervų pažeidą. Vykstant šiam procesui, denervuotos švano ląstelės susintetina įvairius uždegimą skatinančius citokinus ir chemokinus, pavyzdžiui, navikų nekrozės faktorių interleukiną 1A, IL-6, makrofaginį uždegiminį baltymą 1 ir monocitinį cheminio masalo baltymą 1A. Ir denervuotose švano ląstelėse ilgainiui pasireiškia mielino irimas ir jų ląstelės diferencijuojasi, dėl ko mitozė vyksta ne visiškai Genetiniai pokyčiai taip pat turi įtakos atsistatymui ir gijimui, tai atkuriamasis atsakas neprasidės ir nykimas nebus aptiktas dėl nepakankamo MAPK, ERK1, ERK2 genų aktyvumo, taip pat C-jun, N galinės kinazės ir P38 kinazės laidų aktyvumo ir slopinimo. Tai jeigu jie neaktyvuojasi, tai nervo atsikūrimas irgi gali neprasidėti.
Taip pat neaktyvus rapamicinas, vienas iš autofagijos aktyvatorių, taip pat neleidžia nervams gydyti. Nepakankamas ATG7 geno aktyvumas, kuris yra vienas iš autofagijos reguliatorių, uždelsia mielino šalinimą ir prisideda. Po aksonų pažeidimų išsireguliuoja neuromediatorių ir baltymų genetinis kodas. Pažeisto aksono ir jo ataugų pokyčiai vyksta kartu su neuropeptido ekspresijos pokyčiais. Neuropeptidai aktyviai reaguoja, kai nervas yra įtemptas. Ir neuroplastiškumas lemia nervų sistemos adaptaciją prie pažeistų struktūrų ir prie pažeistų pokyčių. Tai prarandamos anatominės jungtys tarp distalinių aksonų ir somos arba neuronų kūno. Sunykimo metu švano ląstelės diferencijuojasi, susirikiuodamos su aksonais sudaro Bungnerio juostas ir suteikia jiems struktūrinę atramą. Ir po švano ląstelių aktyvavimo susidarę aksono ir mielino baltymai anksčiausiai užauga iki normalaus dydžio per 2 savaites po pažeidimo. Aksonų augimo kūgeliai, augantis iš pažeistų aksonų proksimaliai pažeidimo vietos atžvilgiu, tiesiasi link tikslinės arba tinkamai pasirodžiusios vietos. Kadangi distalinėje dalyje nėra somos duodančio kreipiančio signalo, naujai išsišakojusios aksonų skaidulos ir jungiamasis audinys susiformuoja į neuromą. Perteklinis A delta ir C skaidulų atsakas į nežalingą stimulą, kurios įprastai prieš tokį stimulą būna neaktyvus, lemia periferinį jautrumą. Šis reiškinys keičia natrio, kalio ir kalcio jonų kanalų sužadinimo savybes. Natrio koncentracijai didėjant aiškiai pastebimas kalio srauto sumažėjimas. Iš natrio srauto pokyčių kylanti jonų sankaupa lemia neuropatinį skausmą, o kalcio jonų koncentracija lemia alodinį. Neuronų išgyvenamumo ir aksono augimo neįmanoma palaikyti, jeigu neurotrofiniai veiksniai, o ypač nervų augimo faktorius NGF nėra pakankamai veiksmingi. Dėl švano ląstelių degeneracijos metu su P75NTR nebesijungiančio didelio jungiamojo bendrumo NGF ląstelių skaidulos mielino dangos susidarimo ir kitų teigiamų plastiškumo pokyčių atžvilgių susidaro slopinamas ir netinkamas kai kurių receptorių, pavyzdžiui, L1 ir apolipoproteino E kartu su augimo faktoriais aktyvavimas lemia neigiamus neuronų išgyvenamumo ir atkūrimo rezultatus. Ilgalaikis citokinų, pavyzdžiui, TNF-alfa ir TGF-beta ir leukemijos slopinimo faktorius, aktyviai dalyvaujančių uždegimą skatinančiose procesuose, aktyvavimas prailgina uždegimą skatinantį procesą. Ir užsitęsęs procesas lemia tokių molekulių kaip chondroitino sulfato proteoglikanai, kurie nervo viduje slopina aksono augimą ir skatina randinio audinio formavimąsi, kaupimąsi. Nors ir auganti aksoninė įtampa įprastų fiziologinių procesų metu lemia aksonų vystymąsi, sumažėjusi įtampa sulėtina ir sunaikina augimo procesus. Tinkamų mechanotransdukcinių signalų trūkumas po nervų pažeidos slopina nervų augimą. Ir kraujo nervų barjeras, praleidžiantis normalios audinio terpės būklės palaikymui būtinas medžiagas ir laikantis endotelines ląsteles vienoje vietoje, degeneruotame nerve yra sutrikdomas. Kraujo nervo barjero veiklos sutrikimas gali lemti dar didesnį nervų pažeidimą. Ir svarbiausias viso to mechanizmas tai žemas azoto monoksido įsisavinimas. Be pakitusio azoto monoksido gamybos ir signalizavimo padidėja oksidacinė pažeida kraujagyslių tonuso moduliacija ir sumažėja vazodilatacija, sukeliama ląstelių apoptozė ir uždegimas. Degeneracijos tipai. Tai norint aiškiai suprasti degeneracijos procesą ir nervų pažeidimo fiziologiją, reikia prisiminti nervų pažeidimų tipus. Herbertas Džonas Sedonas išskyrė 3 trauminių nervų pažeidimo tipus. Tai yra neuropraksija, aksonotmezė ir neurotmezė.
Neuropraksija tai yra mažiausias toks sutrikimas nervinėje struktūroje, tai nervas ir jungiamasis audinys nėra fiziškai pažeisti, o būna įvykusi fiziologinė laidumo blokada. Pasireiškius aksonotmezijai, tai distalinėse aksono dalyse pastebimi aksonų įtrūkimai, mielino dangalų pažeida ir valero degeneracija. Ir neuroatmezija sunkiausias jau pažeidimo tipas, tai visiškas aksono, mielino dangalo, endoneurimo, perineurimo ir epineurimo sutrikimas neuroninių ryšių atžvilgiu. Pakalbėsime apie valero degeneraciją. Jinai vyksta distalinėje pažeidimo srityje po periferinių nervų pažeidimo. Vykstant valero degeneracijai, mielinas kyla toliau ir po aksonų sunykimų. Terpėje daugėjantis fibroblastai ir švano ląstelės aktyvuojamos kartu su monocitiniais makrofagais, ateinančiais iš sunykusių aksonų ir mielinų ratų. Potrauminis aksonų skilimas rodo anterogradinį vystymąsi maždaug nuo 10 iki 24 mm per valandą greičiu. Fermento NMNAT neaktyvumas sutrikdo aksono medžiagų įsisavinimą iš somos ir sukelia šio fermento išeikvojimą aksonuose ir padidina jų naikinimą. Po demilinizacijos proceso įvykusios valero degeneracijos švano ląstelės aktyvuojamos ir atsiskiria nuo mielino dangos ir jų plazminės membranos tęsinio. Nuo švano ląstelių atsiskyrusi mielino danga toliau skyla. Taigi, įvykus nervų pažeidimui atsiradęs skausmas yra vadinamas neuropatiniu skausmu. Tai yra apibrėžimas jo yra skausmas kylantis iš somatosensorinės nervų sistemos pažeidimo ar ligos. Tai nervų laidumo sutrikimas po pažeidos lemia ektopinius impulsus ir klaidingų signalų perdavimą iš periferinių neuronų į tikslines struktūras. Ir dažnėjantis ektopiniai impulsai suaktyvina natrio ir kalcio jonų kanalus ir sukelia padidinto sužadinimo atsaką. TRPA1 vieno iš trumpalaikių receptorių potencialo kanalų, kurį aktyvuoja su nervinių ląstelių pažeida siejami mediatoriai, pavyzdžiui, reaktyvios deguonies azoto rūšis, didina jautrumą mechaniniam ir šiluminiam stimului. Tai reiškia, kad užtenka daug mažesnio stimulo, kad būtų išprovokuojamas skausmo jutimas. Ilgainiui intensyvėjantis simpatinės sistemos aktyvumas kelia vis didesnį. Po nervų pažaidos pasireiškianti mielino dangos pažeida trukdo patenkinti energijos poreikius. Ir aksonų mitochondrijų ir mielino audinio sutrikimas trikdo oksidacinį fosforilecijos mechanizmą, kuris sukelia adenozino trifosfato aktyvumo, deguonies suvartojimo ir adenozin trifosfato sintezės trūkumus. Degeneracija gali įvykti ir po netinkamai atliktos injekcijos. Tai mechaninio pažeidimo atvejais daromos adatos ir nervo kontaktas arba į nervą atliekama injekcija. Tai neteisingai atliekama injekcija šalia nervo arba į patį nervą. Tai nervą veikianti mechaninė jėga sunaikina jį, o injekcija į jį suspaudžia nervą ir blokuoja jo laidumą. Tai ne tik pats adatos mechaninis poveikis, bet ir vaistai, kurie yra suleidžiami iš injekcijos, sukuria tokį spaudimą nervų. Po injekcijos padidėjęs nervo vidaus spaudimas ilgainiui gali sukelti nervo išemiją. Na ir toksinės medžiagos taip pat gali sukelti degeneraciją. Tai toksinės medžiagos į periferinius nervus dažniausiai patenka parenteriniu būdu. Simetriškesnių aksonų degeneraciją sukeliantis toksiškumas taip pat gali pažeisti ir mieliną. Ir priklausomai nuo poveikio medžiagos gali nukentėti ir sensorinės, motorinės ir autonominės skaidulos. Naujosios perspektyvos degeneracijos požymių. Tai žvelgiant iš naujosios perspektyvos, nervų degeneracija patogeniškai skirstoma į 6 porūšius. Tai yra metabolizmo sutrikimus, kovalentinius pokyčius, pakitusi mitochondrinė ir endoplazminio tinklo funkcija, kanalų veiklos sutrikimas, sutrikęs aksoninis perdavimas ir pakitęs vidinis ląstelės ir uždegiminis signalų perdavimas. Pastaruoju metu nustatyti 2 už degeneraciją atsakingi veiksniai. Tai vienas iš jų – nikotinamido adenino dinukleotido trūkumas, o kitas – sterili alfa ir TIR motyvą turinti vienas molekulė. Ir
nikotinamido adenino dinukleotido ir jo izoformos dalyvauja saugant aksoną. Na ir CARM1 palaiko aksonų degeneraciją, neutralizuodama NAD plus funkciją. CARM1 ekspresija gali nužudyti ląstelės dėl mitochondrijų membranos depolarizacijos. Pateikiami šaltiniai, kuriais remiantis buvo sudaryta šios paskaitos medžiaga. Ir kaip visada matome šio projekto dalyvius, kurie yra atsakingi už šio projekto įgyvendinimą, medžiagos surinkimą ir pateikimą. Taigi, ačiū už dėmesį.